Pobaisė mediena, bet užtat sausutė. Sumėsim pum. O medienos 3 kart daugiau reikia karkasiniai konstrukcijai negu tokiai hybridiniai, kaip čia stačiau. Čia tik 108 eurai, čia 300 praradžiai. Ir čia eina pagalys šitie maišą. Va tokius pasidariau. Labai paprastai. Ir naudoju konstrukcinius varžtus pirmą kartą gyvenime. 8 storis ir tokie, geri. O toks va prisisuka viskas. Ir jisai sutvirtina visą pastatą ir pats laikosi ir kitus laiko. 6 valandos darbelio. Kažkoks jau kontūriuks matosi. Primityviai čia darau lazerio, neturiu taip apytiksliai iš akies, taip comas čia, maždaug taip. Bet to dėka, suprantate, visą konstrukciją taip įsilieja geriau į gamtą. Jo. Šiąnakt čia nakvosim. Reikia šildymą įsijungti. Dar pusdieniuks, jau prasidėjo, kaip jos vadinasi, tie pagaliai gegnės gal. O šitą padvigubinau šiandien, kad rimtas būtų. Nes matot, kokie atstumai tarp statramščių. Bet aš žinokit, čia tu žiūrit, vėl sakysit, įstrižainė nėra. Tai šį kartą įstrižainė, kadangi sandvičio nebus, tai karda laikys. Čia užkardysiu skardą. Ir bus fantastinės įstrižainės, garantuoju. Tobulai tiesiai čia nesigauna, tie visi pagaliai kreivi. Bet sausiai užtat. Nu jo, gegnės tai iš tikrųjų baisiausias, tai tas stogas bus toks. Nu, bet kaip sakant, temperatūriniai svyravimai ištiesins. Bet aš spėjau mulčerį užsakyti. Leonidą atsivežiau iš miesto. Malkų ruošė, nes neliko. O čia žiūrėkit, nėra. Iš vis nėra jokių pagalių ant stogo. Sandvičius ir viskas. O čia šitų pagalių reikia tiek sudėti. Ir dar dedu 15. Atstumas nemažas, sniegas, planas yra ir saulės batereikas paskui išdėti. Nes normalaus stogo tai gaila būtų, o jeigu ant tokio uždedi, tai čia tiesiai į pietus. Nu, kampas netobulas, bet kaip sakant, vasarą gamins, žiemą ir taip negamina. Lietuvos klimatui anksčiau tai kas būdavo sniegas. Svarbiausia sniegas, kad atlaikytų sniegą. Pats stogas sveria tai baika. Esmė tame, kad ant šito ploto, tarkim, 25 kvadratai. Tai prisidės, kiek yra į kvadratą sniego gali prikristi. 5 kg, 100 kg, aš neatsimenu. Tai tarkim 100. Tai reiškia 2,5 tonos, nu jeigu 100 į kvadratą. O 100 į kvadratą laisvai gali sniego prikristi. Sniegas gisleria. Tai vat esmė tame, kad šitą konstrukciją atlaikytų sniegą. Bet ne, dabar Lietuvos klimatai ateis kiti dalykai. Viesulai, vėjas. Tai supranta, ten kur užsienis, kur daug vėjų, tai jie papildomai dar va tokį daro tvirtinimą. Jis perina kiaurai ir šitą įlenda, kad vėjas nepakeltų. Čia tokį patį mocnavo įsukau. 1, 2. Daviau kraujo tyrimam, kad kojų nepaviltų. Pavasaris kažkaip man kiekvienais metais jėgų trūksta. To, kad aš nesąmonės valgau. Iš vis esu gyvas, tik kad žmona kažką normaliai man duoda. O kai pats organizuojasi, tai kefyrą nusiperku. Vakar iš Kretingos internetu užsakiau mulčerį. Šiandien jis jau guli čia. Kiniškas, pigiausias, mažiausias, lengviausias, kad patemptų mano traktoriukas. Galvoju, čia tik bum traktoriuką, čia krūva detalių, dar čia kol suprasi kaip kas ką, kaip jį ištraukti iš to rėmo dar. Gal taip ir gims meilė technikai. Atsinešu įrankį dėžę, kur viena kita. Iš tikrųjų tai galvučių neturiu, niekad neturėjau. Nereikėjo, nemėgau jokių mašinų tvarkyti. O čia žemės ūkio technika, nori, nenori, reikia galvučių nusipirkti. Dabar šiandien dar prasisuksiu. Jausi čia, greitai iki pietų supjausiu, paskui sušoksiu gegnę sudėsiu. Eikt. Nepasakak. Nu ir kaip čia tas taip likimas pasisuko fainai. Paukštukai čiulba, gėlytės žydė. Kaimo reikalai geriausi. Trikampis uždėtas, dabar čia reikia alyvą įpilti. Čia pilasi pagal instrukciją ir čia.
Dabar kyla tik tai klausimas, kaip jį iš čia išimti, nes aš ir taip žiūriu, tas rėmas yra užvirintas aplink jį ir nelabai čia ištrauks jį. Pagal instrukciją čia kažką sutepti reikia. Tai čia taip vizualiai matant, kažką reikėtų užspausti ir taip aš įsivaizduoju bent jau. Čia reikia paklausti pas meistrus. Jo, spėjimas buvo mano teisingas, paskambinau kaimynėliui. Sakė, jo, kažkoks yra ten, jis ten paieškos, jeigu ros kur yra ir galėsim ten sutepti. Po kažkiek čia metų eksperimentų nusprendžiau į pro levelį eiti, tai užsidėjau apsaugą. Šitą. Nusipjoviau rėmuką, ir bandysim, ar čia užsideda. O dar valandėlę kapstomės, visi kaimynai suvažiavo, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta. Ir labai ne taip greit, kaip tikėjausi. Čia žolę nupjausiu, gegnes greit uždėsiu. O taip. O. 4 штуки. Suku paskutinės gegnės, 4 dar liko. Nu ir ką, kokias išvados? Tas mulčeris, pasiteisino. Supratau, kad yra arba kiniški, arba dar kažkoks lietuviškas yra. Mažai informacijos visai, prastas jų marketingas. Tai pasižiūrėjau iš tų kiniškų, kad yra Matengas ir mano tas titanas. Kažkaip pažiūrėjau parametrus, kad metalai storesni tam titanė biškutį kai kuriem. Na tai galvoju, tai ir užsakysiu. Visiškai pasiteisino. Traktoriuko dydis, tas mulčeris, ta prasme vakar apipjoviau žolę. Jeigu per daug čia dažnai pjausi, tai bus toksai tipo vėja, o vėjai tai netinka tas mulčeris, jisai ne tokiem darys, tokiem, kur ten nueina kažkokių šakos, ten vėjas, kas susitrina, ten kažkokio kelmo, nepamačiau tą kelmą, sutrynė, aš vis supuvęs, ačiū Dievui. Jeigu koks akmuo papuls, tai aišku, tu ten atbukinsi tą peilį arba nuskelsi iš viso. Ir dar vienas geras privalumas, kad kiekvieną kartą, kai tu su juo važiuoji, jeigu kažkoks ten kalnelis į nuskuta, tai kiekvieną kartą, kai važiuoji, truputį vietom pasilygina. Tas senas kalnelis, kažkokia dobelė, ar koks kurmiarausis, viskas po biškį lyginasi, tai tas laukas netgi ir tvarkosi truputėlį. Važiuodavau antrų bėgių su palietintoju ir pirmą tas, kur į galą perdada sukimo, pirmas bėgis, 2000 apsukų, variklis tai labai gerai dirba, nieks ten neužkaito, kaip rašė komentaruose, kad užkais, tai jis net normos nepasiekė, arba ten ta rodiklė yra susvilus. Nu ir viskas, kaip sakyt, stogas nepadarytas šią savaitę, bet tai tokia realizacija, kad, žinokit, vaikų susilaukit būtinai, bent vieno. Ir geriau ne 4 savo dešimtmetį. Nes kai tau 23 ir tu ten, pamėgi 4 valandas, tu ten opa, gali gyventi ir gali metus po 4 valandas miegoti ir dar nenumirsi. O jau kai man 38, 7, neatsimenu, tai tada jau biškį nepamėgi, biškį tą, biškį aną. Nu ir laiko nėra tenais, kad tas vaikas žiauriai daug užimtų, bet tiesiog užima visą laisvą laiką tavo ir tiek. Ir tu, kadangi neturi laisvo laiko, tu pastovėsi biškį pavargęs. Ir kai tu esi biškį pavargęs, tai visur, ką tu darai, krenta efektyvumas. Bet tai nėra čia kur skubėt, kaip sakant, iki mirties. Ar tu daug padarysi, ar mažai, po to jau tau visai bus nesvarbu. Tai geriau gal kitą kartą ir mažiau padaryti, bet ilgiau pagyventi. Apie kažkokius tiesinimus, tai aš iš vis nekalbu. Čiagi galim bandyti tiesiau daryti ir dvigubai ilgiau viskas man gautųsi. Esmė tame, kad visus pilvus į viršų dedu, nes jeigu vienur pilvas, kitur toks į apačią, tai tada linguos stipriai. Kiek čia 4 yra, dar 4 užmetu, jau išpjautos beveik. Atsinešiau pjūklą, bum, vėl lyja. Vėl susinešiau į vidų. Vėl pietų pertrauka. Jeigu dirbi ir iš to pragyveni, tai toks šuniškas reikalas. Bet jeigu tai ne pragyvenimas tavo gyvenimas, tai gaunasi, kad per lėto taip susilieji su gamta, taip fanin, taip relaksuoja. Supratau, kad šitas labai daug įsirietęs. Padariau va tokias įpjovas, kad čia įtampą sumažint. Čia va įsukau įveržiau. Čia įveržiau ir viskas įsitiesino. Aišku, prieš tai atleidau šitą galą, kad turėtų kur išeiti. Ir dabar, kai šitus slotas dėsiu, jisai dar šiek tiek ant įtampos pabus, padžius ir tada tik tai įtvirtinsiu, prikalsiu. Čia, man atrodo, toks buvo greičiausias būdas ištiesinti, nes čia būtų galima obliuoti, obliaus neturiu, tiksliau turiu, bet ne čia ir peiliukai nudylė. Kiek čia man tiesumo reikia, tai užteks. Tai va, vieną pražiūrėjau, visa kita bus gerai. Dedam šitus pagalius, dar turiu valandėlę. Pasibandžiau, kaip čia ta mano skardelė atrodys, ką tu, kaip atrodo, kaip čia buvęs. Eik, tu čia taip suais, čia užsidės toks kraigas, čia viskas, čia tik tai aš dabar užbečiau. Bet čia jau hebra kitą savaitę, žinokit. A jūs mane palinksminkit, palaikinkit, pasubscribinkit, kitiem papasakokit ir patronais tarkit.